Keliaukite kartu su mumis į kaimą, į žvejo sodybą Karklėje, kur jau laukiama kalėdų. Čia jūsų rudens vakarai bus trumpesni. Kai pasilgstate ramybės ar natūralumo, užsukite į kaimą, pavyzdžiui, žvejo sodybą ir pajausite tikrus gyvenimiškus dalykus. Pavyzdžiui, kad ir paragausite tikro obuolio. Temsta, kanda šaltukas, o sodybos troboje jau kvepia keptos antys, vištos, kitas naminis maistas. Meniu taip ir parašyta liaudiškai – ciela antis arba jo šmotas. Sakot, miestietis neapsiriks, jeigu atvyks į kaimiško tipo kavinę vakare? Be abejo, kad neapsiriks. Ką tam mieste daryti? Viskas jau paragauta, plonai supjaustyti griežinėliais maistas, o į kaimą atvažiavus. Karbonadai, kaip reikals, namo įsivežti gali, kaip mūsų gaspadinė, kad papasakojo. Dabar žasytės užaugintos, antytės. Pažiūrėkit, kiek žmonių nebetalpinam, reiks plėstis. Žvejo sodybos šeimininkė stengiasi, kad čia ne tik gerai pavalgytumėte, bet ir pasilinksmintumėte. Ir dar kaip pasilinksminsim, tai mes jau su tais renginiais ne pirmokai. Tai jau būtinai čia gavęs pakvietimą apsilankyti. Tai sako, miestiečiams visai būtų pravartu čia ramybės pasisemti ir tikro maisto paragauti. Be abejo, iš ties paragau labai skanus sūris, gira, duona, o kadangi vis tiek mes visi esam iš kaimo, didžioji dalis Lietuvos kaime gimę augę, todėl grįžti į kaimą niekada nėra per vėlo. Dažną savaitgalį čia vyksta teminiai renginiai. Nuobodžiauti neleis kviestiniai muzikantai. Palinksim publiką, kviečiamės tokių įdomesnių žmonių. Ir dabar koncertuoja mums, dainuoja tikrai senąją žydų hebrajų kalbą, dainuoja itališkai, dainuoja rusiškai, lietuviškai, kaip tik pageidausit. Jau dabar žvejo sodyba priima užsakymus dėl kalėdinių vakarų. Kaip sakant, visada traukia tai, ko neturi. Miesto triukšmas, miesto oras negeras, o kaime viskas atvirkščiai, viskas šviežia, natūralu. Kodėlgi ne? Tai iš tikrųjų šiandien buvo premjera tų visų ančių, kokį meniu dabar siūlot? Galiu pasakyti, visi produktai yra būtent iš kaimo. Iš kaimo kiemo. Ir antis, ir žąsis, ir višta, ir gaidys. Visų tikrai neišvardinti. Tai kaip siūlo tos rudens vakarus trumpinti? Būtent suseit į gerą vietą, kur ramu, jauku ir kur nėra to miesto triukšmo, miesto klegesio. Būtent man tai labai smagu Karklė.